Vienintelis Lietuvos miestas Kaunas turi seniausią ir kalnuotom šalims labiau būdingą transporto priemonę funikulierių, kuris yra neatsiejama laikinosios sostinės Žaliakalnio dalis. Kad pono ir panaičių kojelėms nereikėtų vargintis į kalną belaipiojant, statau Žaliakalnio šlaito papėdę su Aušros taku keltuvas sujungė 1931 metais. Tarpukariu net milijoną keleivių per metus gabendavę Žaliakalnio funikulierius nūnai turi inžinerinio paveldo paminklo statusą. Žodis funikulierius kildinamas iš latiniško žodžio funiculus, plona virvė, ar tiesiog funis, virvė. Tai trumpas geležinkelis su lyninė traukia, kurio bėgiais važiuoja lyno tempiami du vagonėliai, tarsi į kalną kylantys namukai, prasilenkiantys kelio viduryje. Rugsėjo mėnesį garbingą jubiliejų savo darbo 80 metų sukakti šventės Žaliakalnio funikulierius vienintelis Baltijos šalyse tebevykdo savo pagrindinę funkciją – kelia keleivius. 2003 metais jo autentišką išvaizdą atkūrė funikulierių įsigijusi bendrovė Kauno liftai. Tarpukario atmosferą sukurti padeda vagonėliuose skambanti to laikmečio muzika. Keltuvas talpina 36 keleivius, juda 2 metrų per sekundę greičiu, kelionė trunka 1 minutę 38 sekundės. Žaliakalnio keltuvas ir funkcionalizmo stiliaus jo stočių pastatai yra neatsiejama Kauno centro Prisikėlimo bažnyčios ir aikštės prieš ją architektūrinio ansamblio dalis, jungianti Laisvės alėją su Tautos šventove. Šiai dienai funikulierius vis dar išlieka ekologiškai švari ir miestiečių mėgstama visuomeninio transporto priemonė. Turistai taip pat pamėgo keltuvą, gerokai paspartinantį kelionę iš miesto centro į Žalią kalną, nuo kurio atsiveria graži Kauno panorama.